Sveiki visi, su jumis sveikinusi Vytautas ir šiandien mes grįžtame į dar vieną Stranded Draft epizodą. Taigi žmonės, jeigu jums patinka šitos serijos, nepamirškite paspausti to like mygtuko. Dėkoju jums labai. Na, o šiandien, ką mes planuojame daryti, tai yra turbūt, kad leistis į kitas salas, tai yra turbūt vėl keliauti, nes, kaip žinote, dabar yra pakankamai daug challenge, kuriuo aš negaliu įvykdyti, pavyzdžiui, Make a Melon Farm, ar ne? Man reikia rasti melionų, reikia rasti bulvių, na, šito, galim sakyti, mes radom, bet dar kaip ir neturim fermos, tai dar negalim skaityti, kad įvykdėm šį challenge. Taip pat Make a Fire, tai reikia mums surasti turbūt kokią gal netherrack, ir jį galėsim padegti vienu žodžiu. Taip pat negalim net sugarcanes pasidaryti, pumpkin farm, craft map, reikia sugarcane'ų, taip toliau. Tai pamaniau, kad būtų visai neprašal dabar mums dar aplėkti keletą salų šiandien. Ir žiūrėsim, kaip ten mums seksis. Ir čia man kažkas parašė žinutę, bet mes į tai nekreipsim dėmesio. Ok, tai kaip matote, čia jau man rūts dabar yra užaugę keletas kviečių. Va šitie yra jau pilnai užaugę, tai mes tada galime juos pasiimti. Nors gaila, kad duoda tik po vieną. Labai gaila, bet taip, tai yra jau visiškai užaugę. Man rodos, aš pasitikrinu, jeigu dar gerai atsimenu. Bet nežinau, kodėl tik nedaug duoda. Tik po vieną kažkodėl tai. Na, bet nesmė. Tada mes lipkime į savo valtelę. Tikiuosi, aš turiu nusifotkinęs. Bet dėl visako dar pasidarykim. Gal netyčiai dings kokią nutrūkytę. Tai ką, dabar iš tikrųjų pakankamai, nežinau, sunku nuspręsti, kur plaukti, nes net neįsivaizduoju, kur mes galėtume. Tai tarkim, jeigu čia mes šiaip dar nebuvom šitoj pusėj. Praeitą epizodą užpraeitą buvom ten šitoj pusėj, bet dabar galėtume pabandyti į šitą pusę nuplaukti. Galbūt pavyko surasti tą kažkokią salą, kurioje rastume pakankamai mums reikalingų resursų, nes dabar nelabai mums čia, kaip žinokit, sekas. Turim daug challenge, bet jų vis negalim įvykdyti. Ir, lemba, galėtų man netrukdyti, nu žmonės, kodėl tai man trukdot, ką? Jau antras žmogus šiandien. To jau biški. Reiktų atrašyti žinutę, sakyčiau. Gerai, tada tikėkime atsikratėm šitų žmonių. Tai, kągi mes matome? Mes matome salą, kuri kaip iš pažiūros iš tikrųjų atrodo labai maža ir nemanau, kad čia kažkas tai naudingo būtų, ar ne? Aš nežinau, ar verta šitoje saloje net išlipti, nors dėl sako, žinot, išlipkim. Niekada, kaip sakoma, negali žinot, ką mes ten surasim ir gerai. Ok, taigi atsikračiau, nes jau blemba, o tie žmonės. Gerai, tai matau, kad šitoj saloje nieko mes nerasim ir šiaip tai naktis artėja ir aš užmiršau netgi pasimti lovą galų gale ir reikės, na, turbūt plaukti naktį. Tai gal mes labai per toli nenuplaukim, tiesa, neturiu minimapo, galėčiau užsidėti koordinates ir jo, tada teks naktį mums plaukti. Naktį šiaip labai yra neįdomu ir kodėl, ar ten man neužkrauna, ar ten nieko nėra. Toks jausmas, kad ten lik nieko nebūtų. Tai gal tada pabandykim čia užsukti tokį ratą. Žiūrėsim gal netyčia, kur atrasime kokią salą. Šiaip aš nežinau, galbūt yra ir galimybė rasti kažką po vandeniu. Bet mes to dar nebuvom radę. Ir kasgi ten dabar? Lemba, iš pradžių žinau, kad pasirodė, kad ten kažkas namelis yra, bet man rodos, kad ne. Gerai, tada mes bandom išsilaipinti šitoj saloj. Ir žiūrėk, kad rimtai kažkas yra. Oik tu sau! Gerai, palaukit ramiai. Stojam. Kasgi čia? Oik tu sau! Kas čia dabar? Pirmą kartą matau. Kas čia? 2 kaulai? O! Kasgi čia? Žurnalas kažkoks, ar ne? Gerai, pažiūrėjom žurnalą. The 5th, I can make a fire so that I am forced to eat raw flesh and salted fowls. I cannot live long, and I hope the Lord will have mercy on my soul. The 6th rank of my own earn and eat raw flesh.
Nelabai žinau, kad supratau, kas čia yra. Ok, tai ką, pagaliau turiu laisvo laiko ir galime tęsti filmavimą. Taigi, atvažiavome čia, tiksliau atplaukėm ir pagaliau mes, žinokit, radom Sugarcane'ą. Sugarcane'ą ir aišku, būtų neblogai dabar išmiegojus, bet turbūt, kad niekaip to neišeis mums padaryti, nes čia nėra Vilnas. Ir mes lovos kaip dėja neturime. Bet iš tikrųjų šiaip tai sukėlė man įdomumą šitą galvą. Na, tai mes ją tikriausiai pasimsim, aš nežinau, ar mes ją galim pasimti. Jo, tikriausiai galim, tai yra Skeleton Skull. Galėsim kur nors turbūt namuose mes jį pasidėti. Ir štai turim Redstone'o. O Redstone'ą, na, nežinau, žiūrėsim, kur mes galėsim jį panaudoti. Tai gerai, čestas galim palikti. Nieko čia to kaip ir nebereikalingo nėra. Taip, tai pasižiūrim. Dabar šiaip tai jo gaila, kad naktis labai mažai matos. Bet žiūrėkit, čia netgi yra grybas. Gal mes tą grybą pasimkim. Galėsim galbūt pasidaryti grybų sriubos netgi. O, žiūrėkit, gėlių netgi radom. Galim net ir gėlės pasimti, nes kiek žinau yra challenge'as padaryti kažkokią tai kaip ir įvairių spalvų molį liktais. Taip, Sugarcane'us, va, tuos tikrai pasimkim molius. Na, molio mums dabar kaip ir nereikia. Ateity galėsim, jeigu reikės pasiimti. Susirenkam Sugarcane'us ir žiūrim, kasgi čia dar gero. Ir, ten liktais dar viena sala ten kažkur matos. Bet dabar pažiūrėkim, ką galime dar iš šitos salos gauti. Tai iš tikrųjų, tas namelis visai neblogas toks. Aišku, na, mes čia kaip ir neapsigyvensim, bet idėja pati nebloga iš tikrųjų. Ir kadangi tas žurnalas dabar, manau, kad mes rasim dar ir kitokius. Čia yra kaip ir 5 kažkoks, dar yra 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tai iš tikrųjų pakankamai yra, manau, nemažai šitų žurnalų kažkokių, kurie kažkokia kaip ir istorija turbūt pasakoja. Ir aš kaip suprantu, čia kažkoks keliautojas galbūt irgi toks pat kaip aš maždaug, kažkas tokio. Ir va čia jisai gyveno tuo metu ir ten, man rodos, ta galva tai buvo jo turbūt. Ok, tai manau, kad čia daugiau kaip ir nieko nėra. Na, radom grybų, bet man rodos, kad tų grybų neužteks padaryti sriubai. Man rodos, reikia 2 rūšių grybų. Na, bet bent jau turėsim vienos rūšies. Gerai, tai ką tada, manau, reiktų grįžti mums į savo valtį. Ir patraukti link kitos salos. Ir žiūrėsim, kur dabar mus čia nuneš vanduo. Taip suprantu, mūsų sala kažkur yra toj pusėje. Aš dabar tiksliai koordinatės nežinau, bet turėtų kažkur ten būt. Ir man rodos, kad mes šitoj saloj tai jau tikrai esam buvę. Ir dabar jūs turbūt girdėjot, kaip prakokia čia kažkokiu tai duslintuvą užsidėję žiaurų, kur garso daugiau negu galios. Gerai, man rodos, ar mes šitam laive jau esam buvę? Na, šiaip tai būtų lengva išsiaiškis, bet man rodos, kad jo, mes šitam laive iš tikrųjų jau esam buvę. Nes kiek aš žinau, tai čia turėtų būti iškirstos. Žiūrėkit, nebuvom. Pasirodo, mes dar nebuvom šitam laive. Gerai, tada mes apsilankysime jame, kodėlgi ne? Ar ne? Gerai, išsikirtam čia ir žiūrime, ką čia galime surasti. Gerai. Tai čia turėtų būti čestas. O, nėra često? Kaip keistai. Galvoju, kad jau čia tikrai čestas bus. O gal mes čia ir buvom jau, žinokit? Man rodos, kad mes čia turėjom jau būt. Nes įtartinai nėra nei vieno često. Gerai, blema, labai trukdė čia man. Šitas, taip tegu būna čia, o čia, jo, čia često ne. Tai man rodos, kad mes jau žinau, kad šitam tikrai esam buvę laive. Ir man rodos, kad mes šitą salą esam aplankę, nes už jos jau yra mūsų pagrindinė sala. Tai ką tada? Nieko nelaukia, galbūt judam tolyn, žiūrėsim. Gal ištiksim dar kokią salą netyčia. Bet vat jau suradom netgi naują tipo salą, kur yra kažkoks namas. Tai vat jau šis tas. Ir kasgi ten blemba ore, kažkokie debesis neaiškus. Tai gerai, matom dar vieną salą. Ir iš to tai labai sunku pasakyti, kas ten matos, iš tikrųjų nieko nesimato. Bet priplauksim arčiau ir pažiūrėsim, galbūt netyčia dar kokį namelį sutiksim. Na, panašu, kad ne, bet žiūrėkit, aš matau kaktusus.
Vadinasi, mes šitoj saloj tikrai dar nesam buvo, nes aš kaktusus tai jau tikrai būčiau pasiėmęs. Tai ką, bus proga dabar. Man rodos dar jeigu neklystu challenge'as, yra kad kaktusų fermą liktais reikia padaryti. Tiksliai neatsimenu, bet gerai susirinksim kaktusus ir žiūrėkit. Pumpkin, jėj! Valio, radom pumpkin, eik savo. Galėsim fermą pradėti šitų daryti. Ir gerai. Jau čia reiktų susirinkti tos kaktusus, o kam juos palikti? Juk jų vis tiek niekam neprireiks, o mes juos panaudosim. Ok. Tai žiūrime, na, turbūt šitas višteles tai reiktų pasimti. Nežinau kodėl, šiaip tai jos čia nelabai kaip vietoj dabar yra. Vis tiek mes jų į savo salą vargiai ir atsikabensim. Ok, tai manau šitą salą jau čia kaip ir tuščia. Nebent dar mes ką nors netyčia rastume, bet vargiai. O, žiūrėkit, morkų. Ai, bulvių. O, jie bulvės. O taip. 7 bulvės. Gerai, visiškai netikėtai, visai netikėtai, net nesitikėjau. Tai manau, turėtų dar čia daugiau šitų bulvių būti. O gal čia jau turėtų būti kaip ir viskas, aš manau. Bet žiūrėkit, visai netikėtai, taip neišėjo iš to radom bulvių. Tai, kaip ir galima sakyti, bus dar vienas challenge'as, kurį mes galėsim jau priartėti prie jo pabaigos. Bulvių ferma. Ir toj saloj mes liktais buvom. Žinok, labai sunku apie minimapą. Ar aš nežinau, ar yra jau šitoje versijoje 1.8.4 minimapai, tikrai neįsivaizduoju. Tai reikės galbūt pažiūrėti. Nes apie minimapą iš tikrųjų pakankamai sunku tiek, tarkim, rasti savo namus, tiek galų gale keliauti po salas, nes, pavyzdžiui, jeigu būtume kažkokiai saloj, tai galėtume pasižymėti, kurią salą mes jau buvom aplankę ir nereiktų tiesiog sukt galvos. O dabar vis reikia taip prisiminti, ar čia buvom, ar nebuvom, kur mūsų namai, taip toliau. Bet nesmė. Svarbu, kad nepasiklystume, o čia turbūt pats svarbiausias dalykas. Gerai. Čia tai kaip ir nieko aš suprantu. Visiškai nieko galim sakyti. Tai galbūt reiktų dar kur nors toliau pabandyti nuplaukti. Galbūt atrasime dar kažką. Šiaip labai toli, žinokit, nenoriu. Nes paskui gali būti taip, kad netyčia, visiškai netyčia pasiklysim. Ir tada jau... tada jau viskas bus. Gerai, čia pakankamai gilu. Šiaip niekur nebematau šitų nuskendusių laivų. Nors iš tikrųjų turbūt pasiekti kokį nors dabar laivelį čia, tai būtų labai sunku. Na, bet aišku, turim torčių. Tai manau įmano. Arba net ir kopėčias jau čia padaryti, net kopėčias gal ir geriau būtų. Bet labai tamsu iš tikrųjų yra tose vietose. Gerai, tai aš matau, kad čia mes nieko neberandam, tai gal labai nebeklaidžiakim, bandom tokį ratą padaryti. Nes ten kažkur, žinau, liktais yra namai, galbūt netyčia dar kokią salą užtiksim. Nes labai kažkaip nenoriu nuklyst, nes paskui gali nekaip baigti tas mūsų nuklydimas. Ir, šita sala dabar, ar mes jį buvom, ar mes dar joje nebuvom. Štai kur klausimas. Ar čia tik ne ta pati sala, kur mes ką tik nuplaukėm? Man rodos, kad aš taip tokį didelį ratelį padariau, bet grįžom, man rodos, tą pačią vietą. Bet, žinot, gal tada mes dabar nebekeliausim, gal tiesiog grįžkim į savo namus, galėsim galbūt netgi pasidaryti jau, pasididinti savo fermą. Kadangi turim ironą, tai galėsim net ir kibirą pasimti, galų gali kažkur saloj pasidaryti fermą. Ir labai tos salos maišos, jūs neįsivaizduot, kaip maišo salos. Holy shit. Man vis ten kažkur visiškai pasimetęs, bet man vis kažkur į tą pusę mums reiktų plaukti dabar. Už šitos, jeigu neklystu. Nežiūrėkit, čia ta sala su tų namuku. Nebent dar vieną salą atrado, bet man vis, kad čia ta pati. Jo, čia ta pati bus. Tai jeigu čia ta sala, tai ten kažkur mūsų sala. Nu, kad tikrai sunku. Labai klaidžios, bet laivas čia, tai jo mūsų sala tada kairiai bus. Nu, va, liktais kaip ir
įsidėmėjau jau savo namus. Bent jau aš taip įsivaizduoju, kad ten kažkur mūsų namai turėtų būti. Nors dar labai abejoju savo šitais geografiniais sugebėjimais. Ir vargu ne šita sala, tai mūsų sala kažkur dar kitur turėtų būti. Iš tikrųjų baisu pasiklys, nes pagal koordinatės irgi man labai dažnai sunkiai vadovautis einas. Tai kažkur šitoj vietoj. Net neįsivaizduoju, į kurią pusę čia dabar važiuot. Važiuot, kaip sakoma. Manau, reiktų padaryti vieną dalyką, tai yra pasižiūrėti nuotrauką namo koordinačių, nes iš tikrųjų labai bijau, kad netyčia mes nepaklystume. Taip, aš turiu dabar nuotrauką įsijungęs ir P7 raidė, aišku, man tai nelabai ką sako, bet jeigu P7, tai reiškia, kad mes palažina kur man rods į šitą. Nevelnį, niekaip nesuprantu tas paraidė, kaip jinai keičias. Net neturiu supratimo, bet man rods, kad mes čia kažkur visai netoli esam dabar liktais. Ar tik ne mūsų čia sala ir bus? Jau pasiklydom, eisiu, kaip graudžiai pasiklydom. Net nežinau, į kurią pusę. Bet dabar, manau, tas pamažė, tai vadinas, į gerą pusę mes dabar klystam ir turėtų jau labai pasiklydom. Galiu tik tais tiek aš jums pasakyti, kad labai pasiklydom. Ir net neįsivaizduoju dabar, į kurią pusę reikia plaukti. Ir vat aš to labiausiai bijojau, kad kai tik kur nuplauksim, mes garantuotai pasiklysim. Ir dabar nežinau, kur surasti mums namus. Nes čia tai tikrai ne mūsų sala. Ir veikiausiai turėsim dar kažkur tolyn plaukt. Į tą pusę, man rods, turėtume dar biškį nuplaukt. Kaip net, tu savo nuplemba. Kaip dažniausiai taip ir būna, kai išplaukiu kažkur. Ir tada jau viskas. Ir dabar rimtai jau visiškai pasiklydu, nes koordinatė čia, tai aš iš vis net nesuprantu čia. Bet nesuprantu, kaip jūs čia keičias. Žodžiu, žmonės, taip. Šitą epizodą turbūt padarysim šiek tiek trumpesnį, nes dabar man reikės surasti namus, nes, kaip matom, čia biškai pasiklydom. Ir iš vis, mes šitoj vietoj net nesam buvę, nes matote, čia garkynai. Ir ten dar kažkas auga, ir aš čia jaučiu sudaužysiu laivą. Ne. Tai reikės dabar, aišku, čia šiek tiek pasižiūrėti, morkų dar matom. Ir jo, mes šito tikrai saloj nesam buvę. Nes šių garkynus aš jau tikrai būčiau visus iškirtas. Bet jau žmonės, tai jeigu jums patiko šitas video, nepamirškite paspausti like mygtuko. Ir aš tikiuosi, kad surasiu savo namus iki kito epizodo. Na, o tam kartai tiek, aš su jumis atsisveikinu ir susitiksime kitame epizode. Sėkmės.